Sveiki, aš esu Mantas Katleris ir čia yra mano nauja laida Mantas turi šou. Pirmas klausimas tau. Sakyk Donatai, kodėl pasirinkai slapyvardį Doni Mantel? Aš Donatas Matijūnas, krepšininkas. Tu jautiesi pasiruošęs? Jo, pala. Ajo, dabar kaip tik lengvesnis klausimas. 2011-2012 metai tau buvo įspūdingi. Buvai pakviestas NBA naujokų biržoje, atstovai į Lietuvą Euroviziją su daina Love is Blind. Kas tau sutrukdė užimti geresnę vietą? O tu pats žaidi krepšinį? Ne, man ką šia toks bobų žaidimus. Man futbolas ir aš futbolo žmogus. Tu turi galvoje futbolą, sėdi ant sofos, geri alų ir žiūri vienas televizorių? Aš kažkaip žinau, kad krepšininkai nėra labai protingi žmonės, tai tokį uždavinį tau turi. Susiduok, yra baseinas, ne, pilnas vandens, turi vieną kibirą 7 litrų ir turi vieną kibirą 5 litrų ir tuščią ąsotį 3 litrų. Ir klausimas, kiek kibirų tu turi? O kur tu dedi savo medalį? Kur tu dedi, kaip tu sutalpini savo visus tą vieną Lenkijos čempioną medalį? Kur tu foliją nuo kebabų dedi? O kiek ten NBA ten vidutiniškai taškų per varžybas įmeti? Po 6. Nes man pažįstamus, pavyzdžiui, Valančiūnus, žinai, tai po 14 įmetų per varžybas. Mano draugas irgi Justinas Jankevičius turi savo laidą, numetė svorio, mergykės visos kimba ant jo. Aš irgi laidą turiu. Čia tavo tikrai laida? Tu tai vadini laida? O koks tavo jausmas dabar, būt aikštėj, o ne kad sėdėt prie aikštės? Koks tavo jausmas, kaip aš per metus išdirbu daugiau negu tu per visą gyvenimą iš savo kelių? O tu kiek ten tam NBA uždirbi? Nenoriu šnekėti apie tai. Aš įsivaizduoju, tarkim, čia tu tiek uždirbi, ne? Aš va čia tiek uždirbu. Va taip kažkur. O kokie tavo santykiai su Valančiūnu? Realiai tai užnisais mane. Uždaro mašiną langus, pribezda, prigliaudo siemkų primėto ant žemės. O tai kas, pavyzdžiui, iš krepšininkų, kas ten toks, žinai, Sovčiukas, su kuo išeit pajuokauti, ten kas toks kompanija siela visada? Turbūt Jonas Mačiulis bus. Nes aš tai būčiau sakęs Einikis. Tatuiruotę turi, ne? Turiu. Kur? Čia. Paro. Taigi paro kamerą, laidai. Kas ten nupiešta? Erelis. Kodėl erelis? Tuo, kad vienas iš didžiausių paukščių stiprybės simbolis niekada nepasiduoda. Apie erelį vienas. Roč, susitink kiškis su ereliu. Kiškis vis krūvinas, žinai. Sako, kiškis sako, kodėl tu krūvinas, nes meška mane kaip tamponą panaudoja. Susitink kitą dieną, jau erelis krūvinas. Sako, kodėl tu krūvinas. Sako, kodėl tu meškai pasakai, kad su sparneliais geriau. Girdėjai šitą jau? Nelabai juokinga.